parsivarėm Hondikę. Pradėsim pasirašymo jau darbus. Šiandieną turim jau antradienį. Iš tikrųjų jau norisi poilsio nuo tų visų pasirašymų, nuo varžybų, nuo visko, bet nėra kada ilsėtis. Renginiai po renginių. Dabar prasidėjo jau įtemptas sezonas. Kažkiek nuslūgs turbūt po pirmo Ring Challenge etapo, mažiau jau bus tų reikalų, kadangi bus toks tarp varžybinis tarpas, nebent susigalvosim dar kažkokių renginių. Tai šiandieną koks bus planas pasirašymo, kadangi yra antradienis, o penktadienio vakare jau turi būti pilnai pasiruošę. Tai dabar planas yra koks, reikia įsimatuoti dizainui skaičiui numerį, kiek mes turim čia ploto, kad užsikliuot numerį. Reikia nuklijuoti to šono bakavinos šitą dalį baltos juostos, kadangi čia įvyko skaudi nelaimė, tai šitą detalę reikia perklijuoti. Tai žodžiu, reikia nuklijuoti, pasiruošti klijavimui naujos detalės, tada turim pasikeisti, valysimės ant keltuvo, pasikeisim variklinę alyvą. Visi šiaip skysčiai buvo pakeisti praeitais metais, bet variklinė alyva aš visą laiką kaip naujas sezonas, nesvarbu kiek kilometrų pravažiuota, visą laiką pilu naują alyvą. Tai va, reikia pasikeisti variklinę alyvą, apsižiūrėti važiuoklę, nors iš tikrųjų kaip ir nieko su ja blogo nejaučiu, bet noriu viską apsižiūrėti, apsivalyti variklio skyrių, persižiūrėti gal kažkokių, žodžiu, realiai apsižiūrėti, viską apsižiūrėti, pasikeisti alyvą, nusikliuoti lipdukų, įsimatuoti. Nes jau rytoj vakare atvažiuoja mano draugas Giedriukas, su kuriuo mes darėm penktuko išvaizdą, tai lygiai taip pat darysim ir šiokius tokius atnaujinimus ir mūsų šitam ketvirtui, civikėliui senajam civikėliui. Tai va, tai kimbam į darbus. Nu ką, atsisukinėsim varščiuką, tikiuosi nesibaigs taip, kaip baigėsi penktukį, nes jau čia buvau pats prisukęs. Ui. O, vos neprisibairavom. Dar neatsukom. Irgi kažkoks stringantis blemba. Atsukti tikrai nebuvo privirštas. Kairė ranka be problemų. Gal tiesiog viskas sukasi šiaip dabar gerai. Nu va. Nu jo, čia varžtas gražus. Tai čia kažkokių naujienų ties varžtų nebuvo, kaip su penktuku. Tai kas jau yra gerai. Dar reikia dabar atsisukti tepalinį filtrą, nusisuksim jį. Čia ant tokio profesionalaus stovo laikiau kamerą. Ir kaip mažas berniukas dabar drebėjau, kad jos nesudaužyt. Tai jau kai filtrą atsukinėsiu, nefilmuosiu, nes labai bijau dėl kameros. Aišku, variklinę alyvą naudosim taip pat, kaip ir naudojom į sportinę bolidą, kadangi čia variklis yra lygiai toks pat sportinis ir mes su juo važiuojam irgi aukštesniu tempu negu įprastai, tai naudosim taip pat 1060, lygiai tokį patį. Tai vat. Nu,
sugebėjau kamerą vis tiek pamiršti įjungti. Tiksliau nebuvau pamiršęs įjungti, buvau pasistatęs, viskas atrodo zaibys, o pasirodo aš net nefilmavau. Tai, žodžiu, nusiklijavom šitą baltą juostą, kadangi čia šitoje vietoje buvo įvykis, skaudus įvykis, žodžiu, nenoriu komentuoti. Tai tą vietą dabar nusigruntavom, reikėtų šiaip išlyginti tą vietą, bet dabar tiesiog dėl laiko stokos ir tiesiog nedarysim nieko dabar kažko daug, tiesiog epoksidinių gruntų nugruntavau tą pažeidimą, nors čia dar realiai visą tą įdaužą dar likę yra su gruntu, bet užgruntavau dėl viso pikto, kad negestų ta vieta ir perklijuosim šitą baltą juostą. Laikinai bus taip, ateityje kažką sugalvosim, aplamai reikia, žodžiu, tvarkyti tą vietą. Esu žiauriai pavargęs, iš tikrųjų net sunku šnekėti, bet gerai, čia pasidarėm, žodžiu, pasiruošėm klijavimui, apsivalėm visas senus klijus, kur buvo kas suklijuota. Ką dar darysim, tai apklijuosim molningus plėvelę, kadangi buvo kažkada senai dažyti, jie balionėlių pasirodo. Ką buvau pamiršęs, kad tai dariau, tai žodžiu atsiklijavo visur dažai. Tai dabar tiesiog irgi taupant laiką, klijuosim plėvelę, juoda, blizgia plėvelė. Tai reikia perklijuoti abiejų šonų moldingus, reikia sugrąžinti lango juostą, kadangi technikinė šitų dalykų neleidžia. Žodžiu, buvau visą mašiną išrinkęs iki stokinės praktiškai ir surinkau ją vėl dabar tokią, kokią turėtų būti. Tai vat, reikia suklijuoti dar lango juostą. Čia turi atsirasti naujas logotipas. Ant baltų juostų, kaip ir anksčiau, bus taip pat logotipai rėmėjų, kurie su mumis draugauja ir vykdo veiklą. Tai, žodžiu, čia irgi lygiai taip pat logotipai. Tada numeriukai ant durų. Ir viskas su klijavimu atrodo taip. Iš techninės būklės pasidariau, ką reikėjo, persižiūrėjau dalykus. Viskas kaip ir gerai. Vieno rato vairo traukės angalis yra šiaip šito rato šiek tiek yra klibantis. Tai rytoj užsisakinėsiu. Ir viskas. Šiai dienai turbūt viskas. Ką mes turim valandų. Turim 10 valandą. Tai varau ilsėtis. Ir rytoj užsakinėju detalės. Ir rytoj vakare turėtume pradėti startuoti klijavimą. Tai žodžiu, tikiuosi gerai, kad mums pasisekė ir ketvirtadienį yra nedarbo diena. Tai turėsim daugiau laiko spėti suklijuoti. Tai tikiuosi per rytoj, gal tiksliau rytoj vakare startuosim ir tikiuosi vakare tą ketvirtadienį, gegužės 1 ketvirtadienį pabaigsim klijuoti. Tai žodžiu, finger cross, kad viską mes pasidarytume ir viską mes suspėtume. Alyva nauja, tai ties čia techniškai viskas galima važiuoti, viskas yra tvarkinga, viskas yra gerai. Tai žodžiu, dar angalis, kaip minėjau. Tai viskas, keliaujam jau į rytojų, kai pradedam klijavimą. Bye bye. Bye bye. Šiandien turim trečiadienį. Ir vaizdas jau pilnėja, iki parodos liko 2 dienos pilnos, bet jau vaizdas pilnėja. Viskas, kas buvo planuota, maždaug jau eina link, gerai, dar neina link pabaigos, bet dirbam ties to klausimu. Dabar jau aš nelabai ką aš čia dirbu, tik tais Giedriukas dirba. Aptrauksim moldingus, uždėsim, numeriuką ir taip toliau, žodžiu. Turim 2 dienas dar, tai dirbam. Šiandien turim jau ketvirtadienį pasiruošimo, liko 1,5 dienos, tai atvežėm vėl pas mūsų naujus partnerius Unique Motorworks pasiruošti parodai, apsivalyti, įsivalyti. Ketvirtukas jau stovi visas švarus, gražus, tik tais rytoj atvažiuos dar pabaigti klijavimus. Kadangi šita balta juosta mums spalva skiriasi, akivaizdžiai turbūt matosi, tai reikia keisti kitą plėvelę, o šiandien yra raudona diena ir mes jas nenupirksim. Tai mašina jau visa švari ir tik tais liko suklijuoti. Tai rytoj Giedriukas atvažiuos čia į vietą ir pabaigs visą klijavimą. Tai labai dėkingas Unique Motorworks, kad priėmė
ir išplovė ir paliks mašinas čia, švarės, kurios lauks jau šeštadienio parodos. Tai toks mažas trumpas update'as iš pasirašymo. Tai va dar turim 1,5 paros, bet manau, kad spėsim. O, pritarė šuniukas. Nu jau šiandien turim šeštadienį, jau parodos diena. Vakar daugiau kažko nebenufilmavau. Unique Motorworks ir kartu su Giedrium vakar dabaiginėjo 4. išvaizdą. Tai jau yra visi lipdukai suklijuoti, mašinos nuvalytos, nuplautos, paruoštos švariai ir laukia žiūrovų. Tai toks trumpas update'as. Šiandieną bus ilga diena, daug judesio. Tai nufilmuosim ir parodysim kadrus jum. Tai va taip įsikūrėm, mūsų rėmėjų ir vėliavos taiksado.lt, autorenginiai LT, Unique Motorworks, visos vėliavos papuoštos. Donatas savo logotipą dar gaminasi, šiuo metu dar ant mašinos neturim jo lipduko, bet taip pat Donatas yra mūsų rėmėjas, mūsų partneris, tai laukiam jo logo, kad irgi automobilį būtų užklijuoti su jo logo. Tai va dabar visi grožėsi mašinom, o mes einam mėgautis renginiu. Tai ir jums gražių kadrų prifilmuosim iš pačio renginio. O tai yra karščio ar ne, dėl iškvietimo, kad nebūtų per daug karščio? Masė? Papildomai masės reikia, ar čia tiesiog? Papildoma, čia normali masė, negu originaliai mažas laidukas. Ai, čia gal netrūksta, ne, tai čia pats pasidarė. O ko čia tiek tos kuolėsi? Šitą neleidžia kaisti siurbimo vamzdžiui. Neleidžia kaisti, čia atskirą sekciją turi padaręs, kad nebūtų. Kad kuo šaltesnį orą trauktų, ne? O tikrai suvaru. Stiklempą galėsite, galėčiau važiuoti, šiaip čia lempą irgi pastiklas. Jeigu čia vietoj lempos, kai suprantu, būna vamsa, ne, kad būtų tas papildomas įpūtimas. Įsideda galis, ne, kas vadė. Bet čia jau radiatorius, ne? Aha. O tu čia pirkėtų motų gėrėtis. Rodį kasytis. Pirkėtų. Čia, ne? O tai varikliai dar pasikeitęs ar čia originalo paliktas? Čia viskas pakeista. Viskas Čia pakeista? nieko originaliai nėra. Kiek kulas? Nu jo. Turime, ne? Kiek metų jau turim? Pusantrų metų. O kitą kiek turim metų? 8 metai. Nu tai pažiūrėkim, 8 metai meilės. Žinai, kad žmonės senka, kad tiek išbūna 8 metai. Oho, bet čia folijos čia. Tai čia irgi būna lempa, kad ištrau, ne? O čia yra filmas folija, ne? Tai čia viskas paprasčiau, nėra tos sekcijos atskirtos kažkal, kad čia neįkaistėlė. Nu čia pro lyga, čia mėgėjai. Čia mėgėjai, tai šaudu iš tos. Sunku buvo išsiskirti po kiek metų. Iki dabar. Tai dabar, ar tu du vairuotojus turi ar atskirai atsiveži? 2 vairuotojus, gal. 2 vairuotojus. Kam patiktų vairuoti, ne? Savo operatoriui. Operatorius, čia operatorius. Labas operatoriau. Sveiki. Tave pasitikė. Žmona dar pavairuoja. Prisideda 5 kuprinės už nugaros. O tai čia pats esėjinis jau yra taip padarytas, kad negali įtraukti nieko, ne? Čia, kaip supratau. Šitą dariau dėl žmonos, kad eitų reguliuoti, bet jinai tokia maža, kad ir vis tiek neužtenka. Čia kažkaip buvo girdėti, aš negaliu pagarsinti. Dėl visako, žinai. Va, o čia, tai pro ir kas? Čia mėgėjai slalomuose važiuodavo, Slalomai. o čia žiedinių pro lygos. Žiedinių pro lygos. Ir kaip sekasi važiuoti? Šiais metais, gegužės 17 debiutuosiu. Debiutuosi? Su šitą jau. Su šitą debiutuos gegužės 17 dieną. Papuokim žmogų, papuokim.
Vasiko lyga. Didelis skirtumas. Gražus. Pažiūrėti, o, nes pakšt. Gerai, padarykime plojimų. Pirmasis mūsų karlimbo dalyvis. O, ponia intriga, nuvažiuok palengva. Nebėra intrigos. Aš taip tikėjus, kad jau paliau praeis. Aha, išsigandai, per daug nusileidai. Gerai. Ja, 1,25 m. Nu čia dėdė jau sunku bus Jisai moka gerai gazą stabdį daryti. Ai, bus, liečia. Viskas. Jo. Žinai jau. Nu triukšmo dėžutę. Nespėjai, pažaist mane. Uždėk muzikos, uždėk muzikos. Visi dalyviai pakeltumėte rankas, padarytumėte plojimų, pradėsime garso išmetimo rungtį. Pasiruošę? Nuspaus. Tra-ta-ta-ta-ta-ta, 121. Я працюю не пойду, тому пускається сліди. А я закриюсь в квартирі, допоки сонце не вийде. Тут пропонують рутину, що промовують з дитинства. Людина просто як виник у цій системі нечистій. When I woke up in this morning, sun didn't rise, but I'll wait for you. And my heart burns from what drove me. Keep on fighting, you can make it through. When I woke up in this morning, sun didn't rise, but I'll wait for you. And my heart burns from what drove me. Keep on fighting, you can make it through. My heart burns from what drove me. Keep on fighting, you can make it through.